Labas vakaras, jūsų dėmesio trečiadienio žinių laida. Šalies savivaldybių analizė skelbia, pernai sparčiausiai vidutinis darbo užmokestis augo Marijampolėje. Marijampolėje nagrinėta prekybos žmonėmis problematika ir bendradarbiavimo aspektai teikiant pagalbą aukoms. Svečių šalių paviliotos marijampolietės į gimtinę sugrįžo su savo kūryba. Swedbank atliktos šalies savivaldybių analizės rezultatai rodo, kad Marijampolė tarp lyderių. Čia pernai sparčiausiai augo vidutinis darbo užmokestis, mažėjo nedarbas, aukštas gyventojų verslumas. Asmeninių finansų ekspertės Odetos Bložienės teigimu, teigiami ekonominiai poslinkiai šalyje artimiausioje ateityje dar turėtų sustiprinti Marijampolės apskrities pozicijas. Kasmet Swedbanko asmeninių finansų institutas atlieka savivaldybių analizę ir lygina gyventojų finansinę situaciją. Kokie yra įsiskolinimai, kaip keičiasi pajamos, kiek yra sukurta naujų darbo vietų, kiek verslūs patys žmonės. Marijampolė jau šiais metais yra gyventojų skaičius, jeigu dažnai vis tiek yra lyginama su Alytumi, tai pranoksta ir gyventojų skaičių turi didesnį nei Alytus. Ir Marijampolė stebina tuo, kad buvo viena iš tų savivaldybių, kur vidutinis darbo užmokestis augo sparčiausiai. Ir jeigu šalyje vidutinis rodiklis buvo apie 5%, tai Marijampolėje darbo užmokestis augo daugiau kaip 8%. Na, lygiai tą patį galima pasakyti ir apie nedarbą, kad nedarbas yra mažesnis nei aplinkinėse savivaldybėse ir gyventojų verslumas taip pat yra pakankamai aukštas. Nors jisai nesiekia kurortinių miestų arba didmiesčių, bet yra vienas iš geriausių rodiklių. Taip, kad jeigu kalbėtumėm bendrai apie besikeičiančią situaciją, tai dar gerėjantis smarkiai rodikliai dėl socialinės paramos poreikio taip pat rodo, kad gyventojų pajamos jau yra pakankamos. Anot ekspertės teigiamus pokyčius lėmė verslo įmonių skaičiaus ir laisvų darbo vietų didėjimas, išaugęs pačių gyventojų verslumas. Prie laisvų darbo vietų skaičiaus prisideda ir pakankamai dar aukšta emigracija, su kuria, aš manau, Marijampolėje tenka kovoti. Jeigu, pavyzdžiui, Druskininkai arba Varėna, tai buvo tos savivaldybės, į kurias šiais metais, praėjusiais metais jau grįžo daugiau gyventojų nei išvyko, tai Marijampolė dar vis turi tą minusinį rodiklį. Taip, kad tai yra vienas iš iššūkių, su kuriuo tenka kovoti. Na ir pradelsti mokėjimai, kurie mažėja, bet gal ne taip sparčiai, kaip norėtųsi. Bet visgi manyčiau, kad čia turbūt yra pačių gyventojų noras gyventi geriau ir galimybės, kuriomis jie jau pradeda tikrai aktyviai naudotis. Asmeninių finansų ekspertės Odetos Bložienės nuomonė, teigiami ekonominiai poslinkiai šalyje artimiausioje ateityje dar turėtų sustiprinti Marijampolės apskrities pozicijas. Marijampolė ir Kazlų Rūda išlieka ekonominiais regionų centrais, nors ir turi rimtų iššūkių siekiant pažaboti emigraciją bei įsiskolinimus. Taip pat čia gana aukšti komunalinių paslaugų tarifai. Tačiau pakankamai didelė ūkio subjektų koncentracija, verslūs gyventojai ir žemesnis nei vidutinis šalyje nedarbas yra vietos gyventojų finansinė situacija bei perspektyvas gerinančios aplinkybės. Šių savivaldybių patrauklumą didina ir tai, kad Marijampolė pernai buvo trečia pagal sparčiausiai augusį vidutinį darbo užmokestį, o Kazlų Rūda devinta pagal jo dydį. Tuo tarpu gretimas ekonomiškai silpnesnes savivaldybės galima pagirti už vienus mažiausių šalyje gyventojų įsiskolinimus, sakė ekspertė. Tendencijos yra tikrai geros ir manau, jeigu išsilaikys ir toliau tiek darbo užmokestis, naujų darbo vietų kūrimas ir galimybės žmonėms patenkinti savo poreikius visus, tai Marijampolės galimybės ir perspektyvos, aš manau, yra tikrai labai teigiamos, nes kol kas tendencijos yra labai geros. Šiandien Marijampolėje paskelbta gripo epidemija. Visuomenės sveikatos centras informuoja, kad Marijampolės savivaldybėje sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sparčiai didėja. Praėjusią savaitę sergamumo rodikliai viršijo neepideminio laikotarpio sergamumo lygio rodiklius. Pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus duomenis užregistruotas 1041 susirgimas. Tai sudarė 178 atvejus 10 000 gyventojų. Iš viso užregistruoti 143 gripo atvejai.
Nepalanki epidemiologinė situacija yra tai, kad gripu serga 123 vaikai. Marijampolės ligoninėje dėl gripo buvo hospitalizuoti 49 asmenys, iš jų 34 vaikai. Gripo epidemija yra skelbiama, kai sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis pasiekia 100 atvejų 10 000 gyventojų. Gripo epidemijos paskelbimu siekiama pristabdyti gripo viruso plitimą. Marijampolėje surengta konferencija "Prekybos žmonėmis problematika ir tarpžinybinis bendradarbiavimas". Joje Karito, savivaldybės, policijos, socialinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai tarėsi, kaip pagerinti įvairių žinybų bendradarbiavimą, siekiant efektyviai padėti prekybos žmonėmis aukoms. Europoje šiuo metu didelis dėmesys skiriamas prekybos žmonėmis reiškiniui. Nepaisant, kad nedaug yra bylų, tai dar nereiškia, kad nusikalstama veika nevykdoma. Prekyba žmonėmis ilgą laiką buvo siejama tik su seksualiniu išnaudojimu. Tačiau ši sąvoka apima daug platesnį diapazoną, nei buvo manyta. Šiomis dienomis vis daugiau ir daugiau atsiranda tokių atvejų, kuomet yra nepilnamečiai, ypač išnaudojami nusikalstamoms veikloms atlikti. Yra vežami į užsienio šalis, tokias kaip Skandinavijos šalis, Prancūzija, Vokietija ir panašiai, vogti ar tai iš parduotuvių, iš prekybos centrų, ar tai iš automobilių. Taip pat yra labai panašus toks pats mechanizmas, modelis verbavimo ir išnaudojimo fiktyvios santuokos. Daugelis sako, kad jos pačios kaltos pačios norėjo, tačiau lygiai taip pat po visus šitos slepiasi pasinaudojimas žmogaus pažeidžiamumu ir paskui išnaudojimas tiesiog svečioje šalyje. 2013 metais Vidaus reikalų ministerija fiksuoja, kad ikiteisminių tyrimų neseksualiniam išnaudojimui yra suskaičiuojama daugiau. Tai yra būtent, kaip ir kolegija minėjo, tos naujosios formos, tai išnaudojimas vergoviškiems darbams, kuomet vyrai yra išvežami į užsienį, ir taip pat išnaudojimas jaunuolių, paauglių nusikalstamoms veikoms vykdyti. Ir ikiteisminių tyrimų yra fiksuojama žymiai daugiau negu išnaudojimo seksualinio išnaudojimo. Ir būtent Lietuvos Karitas, visos Lietuvos mastu, tai 2014 metais iki rugsėjo mėnesio yra tokie duomenys, kad yra pradėta 40 ikiteisminių tyrimų ir vyksta 27 teismo procesai. Marijampolėje surengtoje konferencijoje Karito, savivaldybės, policijos, socialinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai tarėsi, kaip pagerinti įvairių žinybų bendradarbiavimą, siekiant efektyviau padėti prekybos žmonėmis aukoms. Juk ne visuomet pagalba būna laiku ir tikslinga, dėl to būna kaltas institucinis uždarumas. Tai yra labai latentinis reiškinys ir kad mes, tarkim, turim ten 5 atvejus, tai nereiškia, kad tai yra pasiektos visos aukos. Ir būtent dėl šitos identifikavimo problemos, aukų identifikavimo problemos siekiama suburti kuo daugiau tų žinybų. Iš įvairiausių institucijų žmonės kalbinti ir bendradarbiauti su jais, tiesiog informuoti apie pačią problematiką. Būtent tas informacijos dalinimas, jis ir gerina pagalbos kokybę, nes tokiu būdu mes galim pasiekti žymiai daugiau aukų, negu yra pasiekiama iki šiol. Per metus Lietuvos Karito Marijampolės regionų skyrius pagalbą suteikia maždaug 20 žmonių. Pastaruoju metu tarp jų daugiau vyrų nei moterų. Organizuojama iš tikrųjų yra kompleksinė pagalba, atsižvelgiant į tai, kokios pagalbos kokia tuo momentu žmogui yra svarbiausiai pagalba, tai ir fizinių lygmenių, kuomet organizuojama ir saugi pastogė, kad užtikrintume saugumą, ir socialinių lygmenių, kuomet ir žmogus neturi išsilavinimo, neturi pajamų, kartais būsto, tai stengiamės tą krizinę situaciją spręsti, kad žmogui surasti pastogę, pavalgydinti, pamaitinti, aprengti galbūt, jeigu to reikia, ir paskui jau eina tas aukščiausias psichologinis žmogaus lygmuo, kuomet stengiamės padėti įveikti tą trauminį stresą, išgyventi krizę ir reintegruotis į visuomenę. Tada organizuojame ir pagalbą, ir psichologų, ir teisinę pagalbą. Iš tikrųjų, norėtume pasidžiaugti ir teisėsaugos pareigūnais, ir savivaldybės atstovais, ir socialinių paslaugų organizatoriais, kurie iš tikrųjų anksčiau turėjome probleminių situacijų būtent su apgyvendinimu pačioje Marijampolėje, kad krizės atveju tikrai neturėdavome kur žmogaus padėti, tai noriu labai pasidžiaugti, kad dabar iš tikrųjų krizių centrai ir priima, ir suteikia pagalbą, ir tuo labai džiaugiamės.
Lietuvos karito programa pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms jau nuo 2001 metų aktyviai kovoja su prekybos žmonėmis reiškiniu. Šiuo projektu siekiama įspėti, informuoti ir paskatinti žmonės nelikti abejingiems bei žinoti, kur kreiptis. Kultūros centre atidaryta 2 buvusių marijampoliečių kūrybos paroda. Abi kūrėjas, nors viena gyvena Amerikoje, o kita Airijoje, sieja sūduva ir noras išreikšti save kūryboje. Kultūros centro 2 aukšto vestibiulį papuošė 2 marijampoliečių, dabar gyvenančių toli nuo gimtinės, kūryba. Abi dailininkės įsitikinusios, kad kūrybinės ugnies negali užgesinti nei nepritekliai, nei emigracija. Pastaroji vieną iš parodos dalyvių Virginiją Norbutą netgi įkvėpė kurti. Abi moteris sieja ir Marijampolės liaudies menininkų klubas Mūza. Virginija Norbuta dabar gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose. Šioje parodoje ji pristato ryškiaspalves gėles. Akylesni žiūrovai ko gero gali įžvelgti panašumų su išeivijos dailininkės ir mecenatės Magdalenos Birutės Stankūnienės kūryba. Neatsitiktinai, ji ne tik Virginijos giminaitė, bet ir jos mokytoja. Virginija Norbuta, atsidūrusi Jungtinėse Amerikos valstijose, ją likimas suvedė su mūsų garbiaja Magdalena Birutė Stankūnienė. Ir tai sieja jai giminystės ryšys. Ir šiandien dienai mes žinom, kad Virginija padeda mūsų garbiai mecenatei gyventi ir rūpinasi josios sveikata. Na ir žinoma, taip jau buvo, kad Magdalena jai parūpo, kad kiekvienas žmogus turi savo sieloje ir savo galimybės ir gali tapyti, gali piešti. Ir žinoma, Virginija išprovokavo tapyti. Ir ji kaip tik praėjusiais metais būtent tai pradėjo Magdalenos dirbtuvėse ir pabandė. Šiek tiek jaučiasi braižas, nes turim pasakyti, kad Magdalena labai griežta mokytoja ir ji tiesiog bando pamokyti visų savo subtilybių. Bet aš turiu pasakyti, kiek man teko su Virginija kalbėti, kad Virginija vis dėlto bando ir savo stilių atrasti. Ir bent jau dabartiniuose, būsimuosiuose jos darbuose, aišku, bus ir josios pamėgti dalykai. Kita parodos dalyvė Virginija Zubrickienė, dabar gyvenanti Airijoje, pristato natiurmortus gamtos vaizdus. Mums labai malonu pažymėti, kad ji visą tai piešia iš natūros, kad ji atidžiai seka kiekvieną gamtos tokį reiškinį ir kaip turbūt lankytojai pastebės, kad pas ją čia vyrauja šioje parodoje natiurmortai, toliau gėlės ir jūra. Žinoma, yra ir urbanistikos kūrinių. Ir visi tai jos stebėti ir fiksuoti. Turiu pasakyti, kad Virginija vis dėlto yra daug mokiusis pas žymius jau dailininkus. Jo labiau, kad Virginija tikrai aktyviai dalyvauja Airijoje menininkų gyvenime. Ji gyvena nedidelėme miestelėje, bet kiekviename tame netoli Dublino esančiame miestelėje yra dailininkų, kuriančių ir kurie turi savo nedidelės galerijas. Ir žinoma, mums teko galimybė būti Airijoje mūsų klubų žmonėms ir mes matėme, kad tuose galerijose yra kaip tik ir Virginijos darbų ir jie tikrai nenusileidžia. 2 emigrančių parodą kultūros centre galite apžiūrėti iki kovo 5 dienos. Marijampolės moksleiviai varžėsi tradicinėje dailės olimpiadoje. Jie darbus įvairiomis technikomis kūrė tema Lietuvos dvarų istorijos. 20 Marijampolės moksleivių iš įvairių savivaldybės mokyklų varžėsi 21-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados savivaldybės etape. Savo kūrybinius sugebėjimus demonstravo 8-12 klasių mokiniai.
Jaunieji dailininkai kūrė darbus tema Lietuvos dvarų istorijos. Olimpiados rengėjai tikisi, kad Lietuvos dvarų palikimas, jų turtingas kultūrinis gyvenimas suteiks prasmingų idėjų kūrybai, sužadins jaunųjų kūrėjų vaizduotę. Šią olimpiadą moksleiviai skatinami ieškoti savo kūrybinio kelio, ugdytis dailės raiškos gebėjimus ir giliau pažinti savo kultūros šaknis. Dailės mokyklos direktorės nuomonė, pasiūlyta tema didelis iššūkis jauniesiems kūrėjams. Mes bandėm kalbėti vaikam, kad orientuotųsi į savo kraštą, pas mus esančius dvarus, bet be abejo mokiniai improvizuoja, dabar dirba labai laisvai ir rezultatas bus matyti. Štai šie įvairiomis technikomis atlikti darbai moksleivių kūrybos rezultatas namuose. Moksleiviai pateikė tapybos, grafikos darbus, koliažus, monotipijas. Dar vieną darbą tą pačią temą reikėjo sukurti vietoje. Tam buvo skirtos 4 valandos. Labai įvairūs darbai, yra tikrai įdomių darbų, yra aiškiai atpažįstam kai kurių mokytojų stilius, kadangi eilę metų dirba tie patys pedagogai, bet yra įvairių ir tikrai bendras lygis yra tikrai gana džiaugsmingas. Vertinimo komisija pirmąją vietą skyrė Sūduvos gimnazijos moksleiviai Vytautai Lastauskaitai. Ši mokytojos Loretos Žaliauskienės auklėtinė atstovaus Marijampolei finalinėme olimpiados etape, kuris vyks Vilniuje balandžio pabaigoje. Antros vietos laimėtoja Akvilė Antanaitytė iš Želsvos pagrindinės mokyklos. Trečią vietą užėmė kita šios mokyklos auklėtinė Gabrielė Valutkevičiūtė. Kultūros centre atidarytoje parodoje keliautojai Aziją kviečia pamatyti per žiūronus. Daugelis Lietuvos gyventojų į Aziją žvelgia atsargiai ir mato ją kaip egzotišką ir nepatirtą šalį. Interaktyvioje parodoje Azija iš arčiau lankytojai kviečiami priartinti savo žvilgsnį ir pamatyti šalį iš arčiau per žiūronus. Nuotraukos iš Mongolijos, Indonezijos, Malaizijos, Laoso, Filipinų, Pietų Korėjos, Kinijos ir Mianmaro ne tik leis pažvelgti į ten gyvenančių žmonių gyvenimo realybės, bet ir išgirsti istorijas tose šalyse keliavusių ar gyvenusių lietuvių. Parodos organizatoriai siekia, kad žmonės atrastų Aziją ir sukurtų savo istoriją tarp 2 kontinentų. Kiekviena nuotrauka turės savo knygą, kurią sakiniu pradės nuotraukos autorius, o parodos lankytojai kviečiami kurti bendrą nuotraukos istoriją. Parodą pristato net 11 Azijos tyrinėtojų. Vieni žinomi fotografai, pavyzdžiui, Berta Tilmantaitė ar Paulius Staniūnas, kiti Lietuvoje dar nematyti, bet pasaulio daug pamatę žmonės. Kiekvieno patyrimas Azijoje vis skirtingas, todėl ir nuotraukos bei istorijos rodo, kad Azijos šalys, regionai nėra vienalyčiai. Kiekvienas pastebi ir iš Azijos patyrimų atsirenka kitoniškus dalykus. Tiek naujienų paruošėme šiandieną, su jumis atsisveikinu linkėdamas gražaus vakaro. Sudie. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Ši naktis bus debesuota, galimas nedidelis sniegas, pūs pietvakarių krypties vėjas 3 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys apie 0. Rytoj diena numatoma debesuota, vėjas pietvakarių krypties 4 metrų per sekundę. Diena oro temperatūra apie 1 laipsnį šilumos.